Sveiki visi, kad žiūrite Balsas LT vaizdo medžiagas, artėjant rinkimams pas mus vienas po kito karštoje kėdėje keičiasi politikai. Dabar turime svečiuose Algį Čepliką, tai yra Liberalų ir Centro sąjungos lyderis. Ir noriu paklausti iš karto. Sveiki. Ir noriu paklausti iš karto tokio dalyko. Na, buvo vienu metu laikas, kai Lietuvoje turėjom 4 liberalias partijas, kurios vienaip ar kitaip naudoja žodis liberalas pavadinimėse. Dabar jau liktais ir mažiau. Bet vis dėlto, žiūrėkit, atrodė, kad jau po praeitos kadencijos, jau taip, na, per porą praeitų kadencijų liberalai, liberalizmas ir tos idėjos buvo kažkaip tai išsikovoję, prasiskynę tą kelią, kad buvo tvirta parlamentinė jėga. Dabar tų liberalų parlamente yra 2, dar yra ponas Zuokas. Tai sakykit, reitingai nieko gero nerodo. Žinau, kad jūs sakysit, jog reitingai parodo ne viską, bet vis dėlto kas nutiko su tom liberaliom jėgom? Kodėl vis dėlto jos susilpnėjo? Ar jūs nesutinkat su diagnoze? Aš dėl susilpnėjimo abejočiau. Tai aišku, galbūt mes turėtume kalbėti apie galimybę sustiprėti. Ir manau, Lietuvai tikrai reikėtų vienos stiprios liberalios partijos. Liberalų ir Centro sąjunga visada pasisako už tai ir pasisakys. Tačiau ne nuo mūsų vienų tai priklauso. Tai, kad šiuose rinkimuose dalyvavim 2 partijos, tai Liberalų ir Centro sąjunga ir mūsų kolegos iš Sąjūdžio, tai reiškia, jog Liberalų Sąjūdžio vadovybė tiesiog atsisakė, aš nežinau kodėl, tačiau buvo pasiūlymas mūsų turėti bendrą sąrašą ir dalyvauti rinkimuose su bendra programa ir bendru rinkiminiu sąrašu, kas būtų savaime lengviau ir paprasčiau Lietuvos žmonėm ir gyventojam. Ir be abejo, perspektyva būtų jauti žymiai didesnė. Bet tai gal tai yra Lietuvos politinės kultūros problema, kai tik kalbėjome su kitais politikais, tai daug kas patiria tokį dalyką, kad na, jeigu yra 2 partijos, tai yra juose minimum 2 lyderiai, o šalia tų lyderių dar jų artimieji imperatorių žmonės ir visi nori būti sąrašo viršuje. Gal čia tiesiog tame problema? Aš Liberalų ir Centro sąjunga tikrai to nesarga ir mes tikrai, juk aš sakau, mes ir siūlėm tą. Tačiau mūsų kolegos to nenorėjo. Gal tą baimę jie ir sarga, kągi padarys, reikia laukti ir šitų rinkimų rezultatų. Tada matyt bus žymiai daug kam aiškiau. Tačiau mes nesargam tą ligą nei imperatorystę, nei imperatoriaus aplinkos, mes esame atviri ir tikrai buvom pasiryžę bendradarbiauti. Dabar, dėja, rinkimai prasidėjo, yra 2 sąrašai, teks rinkimuose važinėti, kas tvirtesnis. Jūs prarijote, kaip kai kurie bankininkai pasakytų, yra toks dalykas, praryti tokią karčią piliulę, prarijot pono Valinsko partiją, prie jūsų prisijungė, nors sakoma susijungimas, bet realiai tai vis dėlto prisijungė ta jėga prie jūsų. Ar manote, jinai daug pliusų jums atnešė? Pavyzdžiui, imkim tokią būsto renovaciją, kur tarsi aplinkos ministerija ir buvo lyg ir atsakinga už tai, bet neišjudėjęs projektas, tai jūs prisima dabar atsakomybę kartu su Aš manau, kad pats partijos susijungimas, partijų arba prisijungimas yra teigiamas dalykas, sutiksit man, tai yra vis tiek, aš galiu priminti, kad dalis socialliberalų buvusiai įsiliejo Liberalų Centro sąjunga, tai yra visi nariai tapo mūsų partijos nariais, jie pripažįsta buvę nariai kitų partijų, pripažįsta mūsų programą, dalyvauja kartu rinkimuose, taip ir vyksta. Dėl renovavimo mechanizmo. Aš buvau, man atrodo, vienintelis ministras, kuris tuo metu, kai buvo tvirtinamas šis mechanizmas kreditavimo, balsavau prieš ir tai susilaikiau, sakydamas, kad jis neveiks. Tai galiu priminti, kad šį mechanizmą paruošė Finansų ministerijos specialistai kartu su vyriausybės kanceliarijos darbuotojais. Nedėkinga funkcija buvo ir ūkio ministerija, nedėkinga situacija teko Gediminui Kazlauskui. Ir jis iš tikrųjų, kaip ministras, yra nekartą siūlęs, kad vienintelis būdas išjudinti renovaciją tai yra didinti valstybės paramą. Ir tai yra nekartą siūlyta. Mes pasisakome... Tačiau valstybės dalis turi didėti toks jūsų receptas. Taip. Mes pasakom prieš prievartinę renovaciją. Dabar girdžiu, ką kiti kolegos šneka, kad mes šitoj paimsim ir renovuosime. Tai yra prievartinė žmonių renovacija ir be žmonių sutikimo tvarkyti jų turtą, be jų noro įsipareigoti arba supratimo įsipareigoti tikrai negalim. Kita vertus reikia priminti, kad vėlgi konservatorių pastangomis viešinimo konkursas buvo sustabdytas 2 metam. Tai yra, kuris vyko. O be aiškaus paaiškinimo žmonėm, išaiškinimo, kodėl tai reikia daryti ir kaip, buvo neįmanoma. Štai dabar tas jau pradėjo judėti, po truputėlį ir skaičius bendryjų apsisprendusių dalyvauti renovacijai, jis kiekvieną dieną didėja. O kaip sraigtasparnių pirkimas padės? Sraigtasparnių pirkimas, tai aiškiai buvo mano pozicija ir aš iškart pasakiau mūsų ministram, kad mes tikrai, kai sužinojom, kad tai vyksta, kad tikrai to daryti negalim. Ar kaip matėt, baigėsi taip, kaip aš sakiau, ne, jokių pirkimų už renovacijai skirtų pinigų sraigtasparniam nebus. Dabar žiūrėkit, tos rytis, kurias valdė liberalcentristai per šitą kadenciją, na, ištiko visais atvejais taip, kad ne visai tokiom maloniom aplinkybėm per visokius skandalus ir net grasinimus, kad sugrius koalicija, ponas Palaitis paliko postą. Jums taip pat teko trauktis iš sveikatos ministerijos pareigų. Sakykit, įmant pavyzdžiui tą štai specialiųjų tarnybų
sritį, kur vėl mes, kai iškilo klausimas dėl finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovų, atrodė, kad visa valstybė sprendė tas pačias panašiai problemas, kurias sprendė, kai buvo garsusis VSD skandalas po Vytauto Pociūno žūties. Tai keitėsi daug vadovų, buvo priiminėjami kažkokie įstatymai, tačiau trauktų už vadžių ir vėl iš pradžių ir viskas priveda paskui prie gilių politinių krizių. Tai ką jūs šitoj srity keistumėte ir darytumėte? Tai matyti, visiems mums reikia stabilumo ir tam tikros vienos krypties, nesiblaškimo. Tai mes vadovavomės poziciją. Jeigu gali nekeisti, geriau nekeisk ko nors. Bet tai konservatoriška pozicija. Ne, tai ne konservatorių. Būtent konservatorių pozicija yra tokia, kad nuolat visokios iniciatyvos keitimo. Tai pavaldumo klausimas, tai permetimas į žinybos, į kitą žinybą, tai pertvarkymai į reorganizacijos. Tai mes pasisakėm už stabilumą. Jeigu šitoje situacijoje jūs minite, tai priminsiu, tai Dalios Grybauskaitės prezidentės buvo pozicija. Ir matyt, sutiksite, kad ne ministro Palaičio čia užsispyrimas buvo. Šalies prezidentė aiškiai pasakė savo nuomonę, savo poziciją ir buvo kiti veiksmai, kur ministras negalėjo kitaip daryti. Jis buvo priverstas tą daryti, nes jis gavo pažymą ir kaip ministras atsakingas Valstybės saugumo departamento pažymą, jis neturėjo kito pasirinkimo. Ką jūs šiandien sakytumėte, jeigu gavęs ministras pažymą, būtų nieko nedaręs? Tai šiandien būtų apkaltintas, kad ministras nevykdė savo pareigos, o kita vertus, tai tiesągi paprasta. Snoro banko istorija, Snoro pinigai ne ministras atlieka visas šitas funkcijas. Todėl tarnybų darbą matyti reformuoti, nereikėtų labai skubėti. Kaip ir dabar Seime yra pateiktas vėlgi konservatorių iniciatyva, vieno Seimo nario, pono Šedbaro, policijos įstatymo projektas. Naujas visiškai. Išskiria vieną grupę statutinių pareigūnų, suteikia begalinės garantijas, o tarkime socialinės garantijas, ką savaime reikia daryti, turbūt suprantama, bet palieka nuo šalyje ir VSD, ir FNDT, ir STT, ir prokuratūra, kurie tampa diskriminacinėmis sąlygomis. Bet žiūrėkit, bet tie, kurie nori tų radikalių reformų, parodys pirštų į Gruziją, pasakyti, atėjo Saakašvilis, sutvarkė policiją vienos reformos metu, tai kodėl nepasakyti? Tai jūs turite omenyje visus atleisti ir naujus priimti? Pavyzdžiui, toks kelias. Sutiktumėte jūs su tokia reforma? Žinot, aš netikiu pasakomis ir tokiais stebuklais, kad taip galima greit padaryti. Tai yra iš pasakos srities. Žiūrėkite, mes esame valstybė, kuri ES šalis. Valstybė, kuri jau turi tam tikras tradicijas. Valstybė, kur veikia tam tikra sistema. Reikia viską palaipsniui keisti. Viską po truputėlį stabiliau. Žinot, pavargo, aš manau, žmonės nuo to švytuoklės. Buvo Level T darė socialdemokratai, statė atominę. Statė. Atėjo laikas, reiškia, laimėjo konservatoriai, sugriovė LLT, dabar Hitachi tu metus 4 statėm. Dabar ateina socialdemokratai, žada, dabar jau mes sugriausim Hitachi projektą. Tai mes vėlgi pasisakom už stabilumą, už tam tikrą valstybės stuburą, buvimo kažkokios krypties. Negali tai būti. Vieni vienaip, kiti kitaip. Gerai, tada energetikos srityje, koks tas jūsų stuburas ir kokia kryptis? Pas konservatorius aišku, atominė elektrinė kaip visa košis, visa koncepcija tokia. Tai tas pats energetinė nepriklausomybė, tai yra bendra visų partijų pozicija. Aš primenu, kad nežiūrint jokios daugumos, kokie ten bebuvome visą laiką, nuosekliai už tai pasisakėme. Dujų terminalo statyba, antrasis šaltinis, tai yra bene pagrindas dalykas. Nes jeigu mes kalbame apie žmonių atlyginimo didėjimą, tai mes turime kalbėti apie realų atlyginimo didėjimą. Tai yra, kad ne tik, kad buhalteriškai pakelti 10, 20, 30 litų atlyginimą, bet ir sumažinti jų išlaidas. Aš kalbu apie šildymą. Šildymas yra esmė. Ir tai nėra vien tik renovacija. Tai yra alternatyva dujų rinkoje. Jeigu mes tą būtume padarę prieš 4 metus, būtume padarę per šitos metus, mes šiandien būtume drąsiau kalbėję apie pigesnį šildymą. Jūs pasisakote už tai, kad didesnė būtų kaupiamoji dalis pensijose, privačiuose fonduose ir taip toliau. Ką vis dėlto daryti su tuo, kad visuomenė tai sensta? Kaipgi išspręstas problemas ir kaip sureguliuoti galus šioje srityje? Štai visą politiką mes pasisakom už tai, kad dirbantis žmogus būtų atsakingas už save ir privatus pensinis kaupimas, antroji pakopa, aiškiai sako, kad tai žmogus pats kaupias. Juk sodros reforma arba sodros situacija tai nėra tik šios dienos. Mes turim žiūrėti ir 30-20 metų į priekį, kad tie žmonės, kuriems šiandien yra 25-30, kad jie sukauptų tą dalį. Nėra didelės paslapties, kad dabartinė sodros sistema, tokia kokia yra, jinai save išsemia. Tai yra nuolatinis melžimas iš biudžeto arba iš paskolų valstybės tam, kad pensijom. Ilgai taip nenuvažiuosi. Žmogus turi rūpinti savo pensiją vieną dalimi, o kita dalimi reikalinga sodros reforma. Pripažinti, matyti tam tikrą bazinę pensiją kaip biudžeto išlaidas, o kitą jau žmogus galėtų mokėti nuo savo gaunamų pajamų. Kito čia nebus. Tai yra paprasta, elementaru ir tą reikės daryti. Kompensuoti tai, kas krizės metu paimta iš pensinių fondų, jūs norite ar nenorite? Tai mes norime kad reikia atstatyti, bent pradžią atstatyti tuos procentus, kurie buvo patvirtinti, pasiekti 5,5%. Juk pažadėjo ne socialdemokratai, ne liberalų centro sąjunga pažadėjo, ne konservatoriai pažadėjo valstybė.
žmonėms, kad štai tokiomis sąlygomis jie galės tikėti ir kaupti savo pensijom. Tai aš nekalbu apie mechanizmus, kada tai turim padaryti, bet kad tą turim daryti, tai kalbos net nėra. Tai neišvengiama, pagaliau yra valstybės, vyrų pažadai, yra garbingumas tam tikras politinis. Nes aš, tarkime, ar jaunuolis, kuris patikėjo valstybę ir tą apsidraudė, tai šio dabar atimėm pinigus. Tai bent jau kalbėkime apie atstatymą, o vėliau žiūrėkime, ar yra finansinės galimybės kompensuoti. Ir paskutinis klausimas, kad jums teko šioje kadencijoje pabūti ir sveikatos ministru ir taip ne visai maloniam aplinkybėm pasitraukti, kaip minėjau, kaip visi atsimena. Sakykit, ką vis dėlto, žiūrėdamas į šitą kadenciją praeitą, ko jūs tikrai nekartotumėt kitoj? Galbūt ko nors gailitės, gal ką nors išmokot? Ko aš galėčiau gailėtis? Aš nesigailiu, aš gailiuosi, kad darydami sveikatos reformą padarėm per daug kompromisų. Jų tiesiog reikėjo daryti mažiau, nors vėlgi suprasime. Ką tik sakėt, kad nieko nereikia keisti, jeigu galima nekeisti? Ne, tai reforma sveikatos sistemai reikia keisti. Be abejo, pinigų, turint tokią gydymo įstaigų tinklą, mes turim gyventi tada tokį biudžetą, kaip Švedija turim turėti. Neįmanoma. Neįmanoma turėti kiekvieną mieste po ligoninę, susipirkti brangiausią įrangą, aparatūrą, kuri kainuoja 10-100 milijonų. Neįmanoma. Štai šitą dalyką reikėjo daryti. Mes buvom ryžtingi, tačiau jeigu grįžčiau dabar atgal, būčiau dar ryžtingiau kaip dar estai ir dar sparčiau. Deja, mes neturėjome palaikymo Seime. O, sakykime, ligonių vadovų, įtaka Seimo nariam tikrai yra didžiulė, begalinė. Tai aš būčiau dabar jau, jeigu grįžtų atgal, būčiau tikrai daręs tą žymiai ryžtingiau. Bet kita vertus, vaistų reguliavimą mes įvedėme, kainų augimą sustabdėme, tai irgi yra, man atrodo, gerai. Gerai, rinkėjams spręsti ir patikės ponui Čeplikui sugrįžti, tęsti reformas ir būti dar radikalesniu, o kai kur nekeisti, ko keisti jo nuomonę nereikia. Ačiū, iki kitų kartų.